Sveiki! Epizodas, kuris turėjo jūs pasiekti trečio sezono pradžioje, labai simboliškai pasieks jūs metų gale. Šį kartą gilinamės į vieną sudėtingiausių temų – Palestiną. Po 2023 m. spalio 7 dienos Hamas teroro išpuolių Izraelyje, per kuriuos buvo nužudyta daugiau nei 1000 žmonių. Prasidėjo žiaurus karas Gazoje, nusinešęs daugiau nei 44 000 gyvybių, iš kurių daugelis moterys ir vaikai. Vakarų pasaulyje išaugęs palaikymas Palestinai skatino mus Lietuvoje susimąstyti, ar galime kalbėti apie žmogaus teisės Ukrainoje, ignoruodami Palestinos realybę. Šis klausimas ypač aštriai iškilo, kai tarptautiniuose mokymuose įvairių Europos organizacijų atstovai laisvalaikiai pradėjo diskusiją apie Palestiną. LGBT organizacijų nariai dalijosi savo asmeninėmis istorijomis, netektimis ir skaudžiais išgyvenimais, nes daugelis jų pažinojo žmonės, kurie nukentėjo konflikto metu. Klausytis jų buvo be galo jaudinama ir sunku. Mums, Lietuvos atstovams, įsitraukti į šią diskusiją buvo sudėtinga. Mūsų šalyje vyraujantis viešasis diskursas dažnai užgožia Palestinos patirtis ir pateikia vienpusišką proizraelietišką kontekstą. Tačiau būtent tai mums padėjo suprasti, kaip svarbu išgirsti gyvas, asmeniškas istorijas. Šios patirtys mus įkvėpė šiam pokalbiui, kuriame bandome atsakyti į klausimą, kaip kalbėti apie Palestiną, kai turime tiek daug neatsakytų klausimų. Kviečiame pasiklausyti pirmosios mūsų pokalbio dalies su žmogaus teisų ekspertė Goda Jorovičiūtė, portalo palestina.lt bendraįkūrėja Andriumi Mažeika. Pažinti kitą ir suprasti jos skausmą nelengva, bet tam ir skirta empatija. Aš esu Goda Jorovičiūtė, aš dirbu žmogaus teisų srityje ne vienerius metus, anksčiau esu dirbus žiniasklaidos srityje, subaigus politikos mokslus, bet dabar, jeigu pavyks parašyti šiais metais magistrinį, tai turėsiu tarptautinės teisės magistrą. Sveiki, aš esu Andrius Mažeika, Palestina.lt organizacijos bendraįkūrėjas ir vadovas. Tai šiek tiek tada pradėkime nuo pradžių vėl. Tai galbūt galėtumėt šiek tiek papasakoti apie savo santykį su Palestina, kada pradėti domėtis ir kodėl? Pradėjau gal Palestiną išskirtinai, taip neišskirčiau, šiaip visą gyvenimą nuo vaikystės man labai įdomu užsienio politika. Pamenu, žiūrėdom panoramos tėvais, tai vienintelė dalis, kuri man būdavo įdomi, tai buvo užsienio politika. Ir aišku, berniukas, kadangi tai ten, jeigu karą dar rodydavo, tai iš viso būdavo labai smagu. Tai... O Palestina atėjo į gyvenimą gal taip po truputėlį, skirtingais etapais, šiaip besidomint bendrai apie užsienio politiką, o tada gal toks lemtingas įvyko posūkis, sakyčiau, begyvenant Turkijoje, kur pragyvenau 3 metus. Tai tenai daugiau. Tenai ir draugą susipažinau iš Gazos ir turėjom labai įdomių diskusijų ir tokių piktų diskusijų, nes aš įrodinėjau, kadangi esu europietis ir žinau geriau kabutėse, tai aš jam aiškinau, ką jiems reikia daryti ir niekaip nesupratau jo reakcijos ir jo pykčio. Vėliau nuvažiavęs į vakarų krantą, tą labai gerai supratau ir labai greitai. Tai čia tokia trumpa versija, čia galima būtų labai ilgai pasakoti. Aš kažkada bandžiau identifikuoti, kada čia man toks įvyko, kaip čia pasakyti, posūkis, bet aš galiu tiesiog prisiminti anksčiausią tokią situaciją, kai aš ginčiausi dėl Palestinos, tai buvo studijų laikais, gal pirmam kurse vasarą važiuojant į Santaros šviesą. Ir tada jau man ta visa istorija atrodė kažkaip neįtikėtina, kad palaikiau iš dalies, žodžiu, Palestinos nepriklausomybės siekius. Toliau, aišku, vyko aš esu baigus politikos mokslus, tiek bakalauro, tiek magistrinį ir turėjau studijas tiek vidurio rytų studijas, tiek
žodžiu, islamo studijas ir taip toliau, tai visas kontekstas pasireiškia ir tada jau pradėjau to domėtis ir vėliau, aišku, visą pakeitė apskritai jau pasaulyje vaizdį. Tai kelios kelionės į Palestiną. Viena buvo trumpalaikė, 10 dienų kelionė, kur jau ten, kai pamačiau Hebrono miestą ir okupaciją, apartheidą, kuris tiesiogiai į akis tau šviečia, nes yra gatvės, kuriuose palestiniečiai negali vaikščioti ir panašiai. Tai tada pradėjau intensyviai to domėtis ir pradėjau apie tai kalbėti ir po to išvažiavau, kažkurio metu mečiau darbą ir 3 mėnesius praleidau palestiniečių pabėgėlių stovykloje. Ir nuo to laiko tiesiog, kadangi pamačiau dalykus, kurio negaliu atmatyti, nuo to laiko tiesiog nepaleidžiu šitos temos. Ir jeigu galima dar šiek tiek pridėti, norėčiau savo tam atsakymę, kad gal dėl ko Palestina tam visam užsienio politikos klausime, nes man atrodo, kad Palestina apskritai kaip metafora gali būti naudojama daugam ir rasizmui, kolonializmui, daugybėm temų, kurios vyksta pasaulyje, imperializmui, tai jeigu supranti iš esmės Palestiną, tai mano manimu supranti labai daug ir dėl to ta Palestina man tokia buvo svarbi ir yra. Ir gal čia šiuo atžvilgiu dar pridėčiau, kad dabar mes matome, kaip išryškėja šitos temos, dėl to, kad staiga kokie dvigubi standartai įsivyrauja. Ta prasme, Tarptautinis teisingumo teismas vienu atveju geras, bet šituo atveju, kur yra taikomas visiems vienodai, jau nebegeras ir taip toliau. Tai man atrodo, kad supratimas Palestinos yra esminis dalykas ir kai jau pradedi to domėtis, iš tikrųjų, tai negali šitos temos paleisti. Jūsų nuomonė, ko kaip visuomenė nežinom ar nesuprantam apie Palestiną ir pačius palestiniečius? Kaip atrodo gyvenimas Palestinoje ir su kokia kasdienybė susiduria palestiniečiai? Čia daug yra labai aspektų, bet okupacija, apartheidas veikia kiekvieną palestiniečių gyvenimo aspektą. Tada palestiniečius dar reikėtų pasakyti, kad jų yra kelios skirtingos grupės ir jie netgi turi skirtingus visokiausius ID ir visokiausius statusus. Tai yra viena palestiniečiai pabėgėliai, kurie išvažiavo, ne pabėgėliai, o tremtiniai, tikslesnis terminas, kurie bėgdami nuo Izraelio įsikūrimo vadinamo, paliko Palestiną, tuomet per vėlesnius karus, tada turime palestiniečius, kurie gyvena vakarų krante ir turime palestiniečius, kurie yra dabar šiuo metu Gazoje. Tai gal geriausia būtų kalbėti apie Gazą, jau tikiuosi, kad kažkiek klausytojas žino, kad ten gyvenimui nelabai įmanoma pavadinti pastaraisiais metais. Tai gal kalbėkim daugiau apie vakarų krantą, kuriame, priminsiu, Hamas neveikia. Tai jame gyvenimas yra absoliutus košmaras kasdienis, nes tarkim atstumą 10 km ar 50 km žmogus gali važiuoti visą dieną dėl karinių patikros punktų, kuriuose jisai gali būti žeminamas, išrengiamas nuogai, iš jo tyčiojamasi arba jisai tiesiog nušaunamas, nes jisai atseit turėjo peilį, nes pagal Izraelio įstatymus palestiniečiai negali peilio su savimi nešiotis, bet kai jie nušaunami, visuomet prie jų atsiranda peilis. Beje, už tos nušovimus ir už kitus nusikaltimus Izraelio kareiviai neatsako niekaip. Palestiniečiai yra teisiami ne civiliniuose Izraelio teismuose, bet karo teismuose, kas yra puikus apartheido įrodymas. Palestiniečiai važinėja atskirais keliais, palestiniečiai turi gauti specialius leidimus vandenį, tarkim išsikas šulinį, kitaip gali sėsti į kalėjimą. Tūkstančiai palestiniečių politinių kalinių yra kalėjimuose, į palestiniečių namus vidury nakties gali įsiveržti ir įsiveržia nuolatos. Izraelio kareiviai be jokio pagrindo ir pavyzdžiui paima jų vaikus ir išveža į kalėjimus ir juos tenai laiko mėnesiais be jokių kaltinimų, akcentuoju dar kartą, vaikus, mažamečius, nepilnamečius. Tų aspektų yra begalė, bet galima kalbėti ir apie kitą palestiniečių kasdienio gyvenimo pusę. Tai būtų jų kultūra, jų humoro jausmas, jų nuostabus maistas, jų stiprybė ir jų nusiteikimas, kad buvo osmanai kelis šimtus metų, tada buvo britai, dabar yra sionistai, bet Palestina yra jų. Palestina buvo jų ir Palestina bus jų. Ir niekas jų iš ten neiškrapštys, kol bus likęs nors vienas palestinietis. Tai šito, manau, reikėtų kiekvienai tautai pasimokinti ir
Mes labai čia Lietuvoje mėgstam kalbėti apie tą tautinį tokį stiprybę ir nusiteikimą kovoti prieš okupaciją bet kokią. Tai palestiniečiai yra puikiausias to pavyzdys. Jo, ir didelė dalis to yra, tos okupacijos jie pakelia būtent dėl humoro ir dėl itin stiprių šeimos ryšių. Šeimos giminystės ryšių, kurie mūsų, pavyzdžiui, visuomeniai, tarkim Lietuva, statistiškai lietuviai mažiausiai Europoje lanko rečiausiai savo tėvus. Tai iš palestiniečių tikrai mums yra labai daug ko pasimokinti. Aš tai gal norėčiau tą kontekstą labiau išplėsti, nes Andrius pasakė, kad yra skirtingi statusai palestiniečių, bet man atrodo, kad reikėtų suprasti, kokios tai yra skirtingos prievartos laboratorijos, kiekvienai grupiai padarytos, priespaudos ir prievartos. Tai visų pirma, mes turime Gazą. Gaza yra toksai getas arba didžiausias, šiaip labai įdomu, kad tai pavadino Cameronas, žodžiu, didžiausias kalėjimas po atviru dangumi, bet esmė yra, kad ten žmonės sėdi, kurių yra absoliuti dauguma vaikų, už jokius nepadarytus nusikaltimus. Jie iki spalio 7 dienos gyveno 17 metų neteisėtos blokados situacijoje, kuriems buvo Izraelis reguliavo jų racioną, žodžiu, kiek kalorijų jie gali suvartoti ir kiek galima įvežti jiems maisto. Oro erdvę, ta prasme, jie niekada jūrą nekeliavo, kontroliavo jų judėjimą ir taip pat registras buvo apie tai, kas gali turėti pilietybės dokumentus, kas negali, kuriuos išduoda palestiniečių valdžia. To negalėjo padaryti be izraeliečių žinios. Tai ta prasme, kad ten nebuvo okupuota iki dabar, tai yra visiškas melas, nes visiška kontrolė žmonių buvo Izraelio išlaikyta. Ir Tarptautinis teisingumo teismas yra patvirtinęs, kad Gaza buvo okupuota teritorija. Tada mes turime Izraelio piliečius, aš čia dabar geografiškai taip einu, Izraelio piliečius, kurie iš esmės turi panašias teisės, bet jie yra, čia kategorija gal 5 eilėje po įvairiausių žodžių iš žydų iš vidurio rytų, arabų žydų, kur dabar yra dingusi tokia savoka, bet iš esmės yra tokie po Etiopijos žydų ir panašiai, tai ten yra paskutiniam dugne tie palestiniečiai su savo teisėm. Yra apartheidinė situacijos tiek pačiam Izraelė dėl to, kad ten, pavyzdžiui, yra bendruomenės, kurios gali tau neleisti kartu sustarti, kad negali leisti ir kad juose gyventų, žodžiu, Izraelio piliečiai, palestiniečiai. Ir dabar nemažai jų, ta prasme, už pasisakymus, už palaikymą, prieš genocidą, taip pat sodinami į kalėjimą. Žodžiu, situacija yra tikrai problematiška. Tada yra Rytų Jeruzalės arabai, palestiniečiai, kurie yra nuolatiniai gyventojai, bet jie neturi pilietybės, tai ta prasme ir yra nuolat už kolektyvinės bausmės, kadangi taikomas, tai yra iš jų nuolat atiminėjami dalykai. Ir čia jau daugiau nesiplėsiu, bet yra dar ta kategorija ir tada yra vakarų kranto situacija visiškai apartheidinė pagal visus apibrėžimus, kur Andrius jau apibūdino. Ir tiesiog dar pasakysiu, kad yra dar tokia įdomi situacija, kad kai, žodžiu, statė tą apartheido sieną, atskirties sieną ar panašiai, ar saugumo sieną Izraelio vadinama, tai jie atsiskyrė Jeruzalę taip, kad yra tam tikra teritorija, kur yra tarpinė. Ten nei Izraelio, nei palestiniečių niekas. Ir tas pat vakarų krantas yra padalintas į 3 teritorijas. Teritorija A, teritorija B, teritorija C. C yra didžiausia, C yra kontroliuojama izraeliečių ir ten yra daugiausiai statomų nausėdijų. Tai ta prasme mes nežinome labai daug, nes tokia situacija jokiais įmanomais būdais negali būti pripažįstama kaip normali. Ir tiesiog, kadangi Andrius paminėjo vandenį, aš noriu tokią situaciją pasakyti, nes aš gyvenau pabėgėlių stovykloje vakarų krante, netoli Betliejaus. Tai buvo įdomus dalykas dėl to, kad nausėdijos, kurios yra kūriamos, arba kolonijos, kurios kūriamos vakarų krante ir kurios yra kūriamos su finansinė pagalba iš Izraelio, jos gali naudotis vandeniu, kiek tik nori, jos žaliuoja, žodžiu, viskas laistoma, yra baseinai, ko tik tai nori. Palestiniečiams yra užsukamas ir atsukamas vanduo priklausomai nuo Izraelio įgūdžių, tu negali pagal tai orientuotis. Tai aš esu gyvenus tokioj situacijai, ta prasme, esu liudininkė to, kad jeigu atsukdavo staigiai pastebėdavai, kad, kažkaip 11 valandą, nes vis patikrindavai, tai yra nuolatinis, žodžiu, įprotis, kad tu nuolat patikrini, ar yra atsuktas vanduo. Tai tau atsuka 11 valandą, tu atšauki visas keliones rytoj, nes tu nežinai, kiek to vandens užtruks, nes tau reikia pildytis bakus, kurie yra ant stogų, tau reikia skalbtis, visa stovykla pabėgėlių, kurie aš gyvenau,
ta prasme visą naktį dirba, skalbės, nes tu nežinai, kada tas vanduo užsisuks ir kada jis vėl bus atsuktas. Tai čia reiškia Izraelis vienintelė demokratija vidurio rytuose, kas yra, bet kam, kas žino kažkiek, tai yra absurdiškas teiginys. Ta okupacija turi daugybę formų ir mes labiausiai akivaizdžios žinoma yra ta, kad kažkas buvo nušautas, įkalintas. Čia tokie, sakyčiau, visiškai akivaizdus dalykai ir galų gale gal net, čia aš taip ciniškai pasakysiu, bet jau jeigu tu esi nušautas, tai tau jau nelabai rūpia, ne? Bet jeigu tu nesi nušautas ir įkalintas, tai tu kiekvieną dieną patiri pažeminimą, patiri baimę ir duosiu pavyzdį iš, kaip tarkim, viena nuostabiausių pasaulio vietų, tai yra senoji Jeruzalė, senamiestis. Kaip tenai okupantas elgėsi su vietiniais arabais, palestiniečiais, kaip iš jų atima verslą ir juos priverčia bankrutuoti. Turistų grupės atveža, vakarų užsieniečių turistų grupės atveža prie senosios Jeruzalės sienos ir tenai padaro marketą, kuriame jie nusiperka visokiausius ten tos turistinius vintikliuškas, ne? Magnetukai, tratata puodelį. Kai jau jie apsipirkė iš izraeliečių pardavėjų, tada jie yra įleidžiami į senąją Jeruzalę ir jie tenai iš arabų jau nebeperka, nes jiems jau nebereikia. Ir viskas. Ir po kelių metų tokios politikos jie yra priversti užsidaryti. Tai yra tų spaudimo būdų yra daugybė ir tarkim netgi čia argumentas prieš tą, kad čia yra kažkoks religinis konfliktas, tai lygiai tokį patį spaudimą patiria ten Jeruzalėje netgi krikščionių bažnyčios ortodoksų. Ir jie atvirai apie tai kalba, skundžiasi ten ir teismuose kovoja. Jie lygiai tą patį patiria spaudimą. Tai čia dar tik tai pridėsiu ir atsiprašau, kad ištęsiam, bet dar pridėsiu tą situaciją, kad Gazoje yra dabar bombarduojami taip pat ir krikščionys ir dar tokia yra situacija, kad kadangi, mes įsivaizduojam, kad turėtų būti net ta Palestina tokia sudaryta iš tų visų tokių salelių, ne, tai nesusisiekia niekada Gazas su vakarų krantu. Leidimų gauti, kad iš Gazos nuvažiuoti į vakarų krantą ir panašiai dažniausiai būdavo suteikiama, pavyzdžiui, jeigu tu sergi vėžiu ir tau reikia patekti arba vyresnio amžiaus žmonėms. Bet, pavyzdžiui, yra krikščionių iš Gazos atstovas pasakojęs, tiesiog žiūrėjau tokį interviu, bet neprisiminsiu jo vardo, bet tiesiog, kad jie nori tuokti su palestiniečiais, bet esmė, kad nori tuokti su palestiniečiais krikščionimis, tai, bet jie negali susipažinti su jais vakarų krante. Tai esmė, kad net tu šitaip mažini krikščionių bendruomenę tokiais, nežinau, kaip čia biologinio karo jau priemonėmis ir tokios priespaudos kontrolės, jos yra ant kiekvieno žingsnio. Tai konkrečiai iš mano asmeninės patirties, mano draugas iš Gazos, kaip minėjau, kur susipažinau Turkijoje, o aš nuvažiavęs į vakarų krantą sėdėjau su jo močiute, teta ir dėdė ir kalbėjau apie jį, nes jisai jų pamatyti negali. Ir neįsivaizduot, koks tai yra keistas jausmas. Įsivaizduokit, dabar Goda galėtų jūsų močiutę aplankyti, bet jūs negalit. Tai yra kažkas, man tai visiškai crazy buvo. Kaip galime jaunam žmogui paaiškinti Izraelio ir Palestinos konfliktą? Aš gal tiesiog dabar pasakysiu tokią mintį, nežinau, kiek čia tiesiogiai atsakysiu. Tai vienas yra dalykas, Amerikos vienas svarbiausių šių dienų intelektualų, Ta-Nehisi Coates. Neseniai labai netikėtai, nes jisai yra už juodaodžių teisės paprastai pasisakantis, pradėjo vis rodytis ir kalbėti ir neseniai išleido knygą The Message, kurioje skiria dalį Palestinai. Ir kas man labai patiko, kaip jisai apie tai pradėjo kalbėti, kad tau bandoma dūmų uždangą sakyti, ne, kad tai taip sudėtinga, tai yra taip sudėtinga. Taip yra daug faktų, yra daug detalių, yra daug skerdinių, yra daug susidūrimų, yra visokių niuansų, tai tau istorijos tos nereikia žinoti. Bet jeigu taip visą nuimi nuogą tiesą, tai yra priespauda ir yra pažeminti, ne, žmonės, kurie yra šitą priespaudą gyventis. Ir tam reikia tą suvokti, ten nereikia tiek daug. Jisai nuvažiavo į vakarų krantą ir pamatė tai, ką sakė, kad tai, ką apie segregaciją skaitė, girdėjo iš savo tėvų, tai yra įgyvendinta. Ir tai nėra taip sudėtinga. Čia vienas dalykas. Kitas yra dalykas, kad yra pagrindinis, man atrodo, Izraelio propagandos laimėjimas yra, kad mes Palestiną visą laiką mąstome be konteksto. Tai tas istorijos žinojimas padėtų išsivaduoti iš to, nes mes turėjom spalio 7 dieną, per kurią įvyko karo nusikaltimai, taip, Hamas juos įvykdė prieš Izraelio ir civilius,
ne vien tik prieš civilius, bet ir prieš civilius. Ir staiga istorija prasidėjo spalio 7 dieną, lyg spalio 6 dienos nebuvo, lyg nebuvo 1948 Nakbos. Tai esminis yra dalykas žinoti tą istoriją ir matyti tą kontekstą, nes, žodžiu, atrodo taip, kad palestiniečiai reaguoja tik tai dėl to, kad jie yra viduje pikti ir linkiai smurtą automatiškai kažkodėl, nes jie gal musulmonai ir taip toliau. Tuo tarpu dabar, ką mes turime genocidą, jis yra pateisinamas labai dažnai dėl to, kad neva reaguojama į spalio 7 dieną ir tai kažką pateisina. Bet jeigu niekas, kas įvyko iki spalio 7 dienos, o buvo tokių siaubingų dalykų, nepateisina spalio 7 dienos, tai spalio 7 diena niekaip negali pateisinti genocido, kuris vyksta Gazoje. Tai aš noriu pasakyti, kad nėra taip sudėtinga. Rashid Khalidi knygą 100 metų istorija, žodžiu, karo istorija prieš Palestiną, rekomenduočiau pasiskaityti, užtektų vieną, po to aš manau, kad jeigu jūs pradėsite domėtis, norės daugiau. Lietuvių kalba yra išleista ir galima įsigyti Izraelio istoriko Ilan Pape knygą nedidelę 10 mitų apie Izraelį arba etninį valymą. Užtektų pasižiūrėti tą ir jūs jau matytumėt tendencijos ir geriau suvoktumėt, kas vyksta dabar, nes kontekstas yra svarbus. Tai aš galiu savo atsakymą nuo reklamos pradėti. Tas knygas galite įsigyti Palestina LT solidarumo krautuvėje internetinėje. Ilan Pape knygas ir jos, tik, kaip ir Goda minėjo, ten yra Izraelio istoriko knygos parengtos Izraelio archyvais remiantis. Kaip žmogui paaiškinti jaunam Palestiną, aš pamenu ėjau po susitikimo su draugu, kuris buvo grįžęs neseniai iš vakarų kranto ir jis atrodė, kaip nežinau, aš jo tokio buvau nematęs, jis buvo kaip sunkvežimio pervažiuotas čia prieš kelis mėnesius. Ėjau ir galvojau, koks turi būti jausmas nepakeliamas, ta visa bejėgystė, kai tu matai, kad tavo draugus, giminės, tavo tauta yra tiesiog naikinama ir tu nieko negali padaryti. Ir galvoju, čia koks unikalus dalykas ir tada staiga supratau, kad absoliučiai nieko unikalaus čia nėra. Visą šitą pasaulis yra matęs ne vieną, ne 2 ir ne 3 kartus. Ir tas dalykas vadinasi kolonializmas. Ir Palestina yra tiesiog kolonializmo etalonas, vykdomas iki šios dienos. Ir nereikėtų, gal tai pirmą kartą, kai man pasakė, aš jau buvau pro-palestinietis, bet kai man pasakė, kad čia yra kolonija, tai aš galvoju, žmogui biškį jau persistengiau, čia žinai, kai jau toj žemė bus plokščia. Bet tada, kuo daugiau pasidomėjau, supratau, kad iš tikrųjų taip ir yra. Ir gal nebūtų mums taip keista, jeigu, ypač jauniems žmonėms, jeigu pas mus būtų daugiau suvokimo apie apskritai pasaulinę kolonializmo istoriją ir ypač vakarų rolę tame. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, aš mokykloje mokyklą baigiau 2004, tai buvo labai seniai, bet labai nustebęs būčiau, jeigu istorijos programa pas mus dabar yra taip smarkiai pasikeitus. Nes pamenu, mes mokėmės graikų visokiausių mūšių, kaimų, pavadinimus, datas, dienas, vos ne laiką, nežinau kiek laiko, ten ta prasme Graikija buvo Graikija, antika. O kokia nors Kinijos imperija, 1000 metų istorija, arabų, ten porai pamokėlių, pamenė lyg tarp kitko. Ar mes, pavyzdžiui, žinom kokiu nors garsių arabų, intelektualų, matematikų, filosofų pavardės? Nieko mes nežinom, absoliučiai nieko. Mes iki šios dienos kalbam apie Amerikos atradimą. Kaip tu gali atrasti žemę, kurioje gyvena žmonės? Ir ne tai, kad žmonės, milijonai jų ir dar labai aukšto išsivystymo lygio civilizacijos. Tu negali atrasti, tu gali ką padaryti, ką mes ir padarėm. Ne mes, bet Ispanija, bendrai Europą, kai kalbu apie mes. Tai gali tu juos kolonizuoti. Tai reiškia pirmiausiai padaryti genocidą. Lygiai tą patį mes dabar matome Palestinoje. Ir vienintelis skirtumas yra tas, kad mes dabar tiesiog turim to visą live streamą. Bet net turėdami live streamą, mes turim kažkaip, kaip aš neseniai rašiau, kad jeigu tau ant galvos lyja, tavo galva šlapia, bet vis tiek mes sėdim ir laukiam, kol klimatologas koks nors baigęs ten, 10 universitetų, tau patvirtins, kad čia lyja. Čia yra absoliučiai idiotiška, absurdiška situacija. Live streamina genocidą. Ir iki šiol dar diskutuojam, ar čia genocidas, ar čia ne genocidas. Jūs jau dabar paminėjote tą vieną iš svarbių raktažodžių, tai kolonializmas. Ir kai mes kalbame apie Palestiną, tai yra dažnai minimas apartheidas, etninis valymas, rasizmas
ir dabar aišku jau genocidas. Tai reaguojant į pastarųjų dienų aktualijas, gal tada galėtumėte šiek tiek pristatyti, kodėl tai, kas vyksta Palestinoje dabar, jau yra laikoma genocidu. Žodžiu, visų pirma dėl to, kad tai yra genocidas. Bet ne vienas ekspertas jau sakė nuo pat pradžių, kad tai yra genocidas. Ras Segal, Izraelio istorikas, holokausto ekspertas spalio pradžioje, kai buvo paskelbta blokada, kai buvo pasigirdo iš vadovų, kad ten nėra nekaltų žmonių, žodžiu, iš Izraelio prezidento, iš Netanyahu, iš Galanto, kad mes kovojame su žmonių gyvuliais, kaip jeigu dabar Amaleko, žodžiu, tas buvo Biblijos terminas panaudotas, tai ta prasme, jau iškart buvo pasakyta, kad tai turi, žodžiu, tokio, kaip sakyti, prieskonio genocido, kad tai yra naikinimas. Bet visa tai, žodžiu, pasitvirtina įvairiausiais kampais. Aš dabar tiesiog pasakysiu, kad yra 3 istorikai, kurie apie tai jau labai labai aiškiai kalba, tai yra tas Ras Segal, Omer Bartov, kuris, jeigu mes būtume bet kokiam kitam kontekste, mes eitume iš karto pas jį, nes yra Brauno universiteto profesorius, kad mums pakomentuotų genocidą, bet dabar, kadangi jisai sako, nors jis yra izraelietis, tiesiai šviesiai, kad dabar Izraelis vykdo genocidą, mes nematom jo labai daug tokiuose kaip ir mainstreaminėse žiniasklaidos priemonėse. Ir Amos Goldberg, kuris tai yra 3 Izraelio istorikai, holokausto ekspertai, kurie mums apie tai kalba. Mes taip pat turim Francesca Albanese, kuri jau parašė Jungtinių tautų specialioji pranešėja Palestinos klausimais, kuri jau parašė 2 ataskaitas šitą temą. Mes turime geriausių organizacinių, vyriausybinių, žodžiu, kurie per architektūrą žiūri į valstybės naudojamą prievartą, kurią įkūrė Ailas Weizmanas, Izraelio architektas, Izraelio britų architektas. Tai yra Forensic Architecture, 900 puslapių ataskaita apie genocido kartografiją. Ir mes turime neseniai šią savaitę pasirodžiusią Amnesty International ataskaitą, kur tiesiai šviesiai pasakoma, kad Izraelis vykdo genocidą. Dabar kaip galima, kodėl mes sakome, kas tam genocidui? Genocidui yra svarbus keli dalykai. Tai genocidą laikoma tokia veika, kuria siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę ir religinę grupę. Tai visų pirma yra dažnai neigiama, kad palestiniečiai sudaro kažkokią tokią grupę, bet jau aš šitą neįsiu, bet Tarptautinis teisingumo teismas, tai yra aukščiausias autoritetas šiuo atžvilgiu, yra pasakęs, kad tai yra palestiniečiai sudaro tokią etninę ir rasinę grupę, kurią saugo genocido konvencija. Taip pat yra priėmę, kad tai, ką Izraelis vykdo, dėl to, kad Pietų Afrikos Respublika yra pateikusi, žodžiu, ginčas vyksta tarp Pietų Afrikos Respublikos ir Izraelio Tarptautinio teisingumo teisme jau 23 metų gruodžio mėnesį yra pateikusi kaltinimus, kad Izraelis vykdo genocidą, ir Tarptautinis teisingumo teismas sausio mėnesį priėmė sprendimą, kurio pasakė, kad yra pagrindo matyti, kad tai nėra iš tuščio ištrauktas šitas dalykas. Tai dabar aš tiesiog pasakysiu kokius dalykus, bet aš gal pasiremsiu šiek tiek Amnesty International, nors visi pasikartoja tuo pačiu žodžiu. Tai mes turime žudymus, mes turime 3 iš 5 genocido veikų. Tai yra tos grupės narių žudymas, rimtų fizinio ar fizikos sužalojimų darimas ir, kas man atrodo akivaizdžiausiai, jeigu nors kiek seki, tai yra tyčinis sudarimas tai grupiai tokių gyvenimo sąlygų, kuriomis apgalvotai siekiama fiziškai sunaikinti ją visą ar jos dalį. Dabar mes žudymus taip pat žinome, bet tiesiog Amnesty International pasiėmė 15 atvejų. Tai yra labai labai mažas dalykas, bet 15 atvejų, per kuriuos žuvo labai daug civilių, ir pasižiūrėjo, ar galėjo būti kažkoks karinis argumentas, karinė būtinybė jiems smogti, ir nerado nei vieno argumento. Ir tiesiog tai yra 15 atvejų, kurie išanalizuoti. Tokių atvejų yra šimtai, nuolat pasikartojant. Tūkstančiai. Kitas dalykas yra, jeigu, ta prasme, tie žudymai vyksta, jeigu Izraelis mėto bombas, kurios sveria nuo 100 iki 900 kilogramų. Ta prasme, ir tu mėtai vienoje tankiausiai apgyvendintų vietovių pasaulyje iki spalio 7 dienos. Kas vyksta nuo spalio 7 dienos? Yra labai svarbu suvokti. Nuo spalio 7 dienos iki rugsėjo pabaigos Izraelis išleido 59
evakuacijos, ir aš evakuaciją dabar rodau kabutėse, bet pasakau, kad tai yra kabutėse, tai yra išvarimo, deportacijos įsakymus, kuriuose liepia palestiniečiams nuolat persikelti. Ta prasme, milijonai žmonių pačioje pradžioje buvo liepta ta prasme, kas čia per skaičiai, kas čia per situacija. Mes milijonų žmonių liepiam persikelti į pietų Gazą, mes vis traukėsi tosios ir saugios zonos, kurias vis nurodo, jos nuolat keitėsi, žmonės nesusigaudė ir tas vadinamas, kol žmonės traukėsi iš vienos saugios zonos, kuris taiga virto nebesaugia zona, Izraelio kariuomenė bombardavo žmonės besitraukiančius šitus dalykus. Tai žodžiu, mes ten galime kalbėti apie žudimus, apie proporcingumą nebuvimą, kas yra labai svarbus humanitariniai teisiai. Ne, bet dėl sąlygų sukelimo. Žodžiu, ligoninių bombardavimas. Pasimkim vieną atvejį. Ta prasme, ligoninių ir medikų žudimas. Ką tai daro bendruomeniai? Tai yra, šito ligoninės turi specialią apsaugą pagal tarptautinę teisę. Ir aš nežinau, ar jūs prisimenat pačioje situacijos pradžioje, kai buvo subombarduota ligoninė, kaip visi ėjo ir sakė, jau Izraelis ligoninės nesubombarduos. Ir taiga mes turime beveik visas ligoninės bombarduotas, juose reidai, gydytojai, sulaikyti, laikomi Izraelėje incommunicado detention, tai reiškia, kad be jokio susiekimo žmonės nežino, jie gyvi ar mirė, kankinami Izraelio kalėjimuose, ne? Ir mes dabar jau tą nebekvestionuojam, Izraelis tą daro, mes tą kažkokį bandom paaiškinti, kodėl taip daro, ne? Bet ką reiškia bendruomeniai, kada tu sunaikini visą sveikatos priežiūros sistemą? Mes turime didžiulės traumas, mes dabar turime apie 45 000 nužudytų žmonių. Tai yra daugiau negu 2% Gazos gyventojų. Tai vienintelį kartą yra vykę 21 amžiuje Sirijoje per 13 metų. Mes turime per metus sunaikinto 2% gyventojų. Ir čia yra konservatyvūs skaičiai. Daugiau yra po grįvėsiais dar. Taip, čia yra tie, kurie identifikuoti žmonės. Kas bus, žodžiu, kai reikės ištraukti tos visus lavonus ir suskaičiuoti realius skaičius. Buvo neseniai padarytos projekcijos, kad tai bus maždaug jau, žodžiu, kad dėl viso to mirs apie 180 000 žmonių. Ir čia buvo pavasarį tas padaryta. Tai mes jau turim 20% gyventojų. Ta prasme, kas tai yra, gal ne per daug skaičių, ne? Žodžiu, 20 000 turiu galvoje, kad 1180 kažkiek ten buvo skaičius, tai gal bet procentus dabar gal per greitai paskaičiau, bet esmė, kad kokio masto tai yra naikinimas. Ir mes nekalbam ne tik, kad negali atsakyti į šitą, žodžiu, traumų skaičių, į šitą žmonės praranda amputuotos kojos ir taip toliau, nes dėl to, kad negali sureaguoti, ne vien tik dėl bombardavimo ar netikimo, bet galėtų dar išsaugoti, bet nėra pakankamai kaip atsakyti. Mes turime lėtines ligas. Kas vyksta su jais, kas vyksta su vėžiu sergančiais žmonėmis, kas vyksta su nėščiom moterim. Su badaujančiais. Plus yra, ta prasme, jau iki spalio 7 dienos buvo pažeidžiama bendruomenė, ta prasme, maisto trūkumas, nepriteklius, jis jau buvo tai bendruomeniai. Ne? Dalis vandens buvo užteršta, pavyzdžiui. Taip, ir dar, ta prasme, šitose, kaip žmonės keliavo iš vienos vietos į kitą, yra labai svarbu, kad pirmiausia, kai jie persikraustė 2023 metų spalio mėnesį į pietus, tai dar kėlėsi į miestus. Miestuose infrastruktūra dar buvo. Kita vertus, visa bendruomenė buvo humanitarinė Gazos mieste, kur turėjo palikti sandėlius visus humanitarinės pagalbas, jau tą reikia pagalvoti, iš naujo kurtis infrastruktūrą, ją kūrė Rafoj. Rafoj 24 metų gegužės mėnesį puolimas Rafoj. Visa tai panaikinama. Panaikinama galimybės įvežti per Egiptą. Per Egiptą jau niekas nekeliauja, tik tai per Izraelio kontrolę. Izraelis kontroliuoja, ką galima patekti, ką ne. Ten nėra vaistų, ten nėra nieko. Dabar, žodžiu, tiesiog tai yra toks mastas, aš gal nelabai aiškiai viską tą šneku, bet tai yra tokio masto nusikaltimas, kad yra labai daug niuansų ir labai daug tokių situacinių dalykų. Bet tai yra genocidas. Ir jeigu politikai to negali įvardinti, žiniasklaida, kodėl tai negali įvardinti. Nes esmė yra tokia. Dabar aš pasinaudosiu tiesiog Eyal Weizman, žodžiu, kuris yra mano minėtas forensic architecture kūrėjas. Ir vienas nerealiausių, moraliausių balsų išlikusių šitoje viešojo bendruomenėje. Nepaisant to, kad jo dukra prarado draugus per spalio 7 dieną, ta prasme, tiek dukra išlaikė savo moralinį kompasą, tiek jisai kalbėdamas. Ir jisai pasakė, kad kai tu įvardini, kodėl yra svarbu tai pasakyti genocidas.
Nes kai tu įvardini tą, kad tai yra genocidas, iš karto žinai, ką reikia daryti. Nes tai reiškia, kad tau reikia jį stabdyti. Ir politikai to negali daryti. Bet žiniasklaida, turėdama faktus, tikrai galėtų tą daryti ir versti kažkaip ir didesnį spaudimą daryti. Nu, čia turbūt atskiria tema, kodėl. Ir aš tik tai pasakysiu, kad Amos Goldberg, Izraelio holokausto ekspertas, tiesiog yra pasakęs, kad mes mokome apie genocidą ir holokaustą ir panašius dalykus, ne dėl to, kad mes retrospektyviai pasakytumėm, žinot, tam buvo genocidas ir pasižiūrėtumėm, kas blogai buvo. Mes mokome tam, kad atpažintumėm, kai jis vyksta dabar, kad jam užkirstumėm kelio, o jeigu neužkirstumėm kelio, kad sustabdytumėm. Tai yra labai labai svarbu įvardinti šitą nusikaltimą ir imtis priemonių jam stabdyti ir daryti viską, ką mes galim, kad tai padarytumėm. Lietuvoje studijuojantis vienas palestinietis, kuris buvo paskutinėme proteste kalbėjo, prarado 40, man atrodo, 5 šeimos ir giminės narius. Įsivaizduokit, 45. Močiutės, tetos, pusbroliai. Goda geriau čia tos visus genocido kriterijus išvardino puikiausiai, bet man atrodo yra toks keistas, tai aš to nekartosiu, yra keista situacija iš tos pusės, kad izraeliečiai patys labai atvirai apie tai kalba. Ta prasme, mes bandom juos teisinti, kai jie tiesiai šviesiai sako, ką jie daro. Tai tarkim, žiūrėjau neseniai Izraelio televizijos interviu su Izraelio buvusio armijos vadu, atleiskit pavardės, jo tik neatsimenu. Ir jisai ką sakė, jisai tiesiai šviesiai sakė, dabar Gazoje vykdom etninį valymą ir kai išsivalysim, ten bus toj zonoje, pradėsim statyti, gyventi ir taip toliau. Ir ta prasme vyksta jau Izraelyje Gazos kabutėse atstatymo konferencijos, tai yra realiai real estate development ir žemės kolonizavimo. Ir yra informacijos nutekėję, kad JAV kompanijos, privačios kompanijos, tarkim, darys perimetro kontrolę ir ID kontrolę palestiniečiams, kurie vis dar ten liks, kurių nepavyks nužudyti. Genocidu. O čia tas ginčijimas visas apie genocidą, jisai ne pirmą kartą vyksta. 94 metais turėjom tą pačią situaciją Ruandai. Per 100 dienų buvo tiesiog net žodžio prasme išpjauti 800 tūkstančių žmonių. 800 tūkstančių per 100 dienų. Kaimynas pjovė kaimyną su mačetėm, kurios buvo tiekiam Prancūzija ir Belgija pasirūpino jų tiekimu. Izraelis beje irgi. Ir kas tuo metu vyko pasaulyje? Tai Jungtinių valstijų valstybės departamento atstovė spaudai pasakė, čia tiesioginė citata, these are acts of genocide. Ir niekaip negalėjo, niekas nesuprato, kuo skiriasi acts of genocide nuo genocide. Vėliau po kelių metų Billas Clintonas TEDo konferencijoje, jau kai nebebuvo prezidentas, o buvo jau toks mielas senelis, buvęs prezidentas, atsiprašinėjo tenai susirietęs, kaip jisai kažką turėjo daryti, kad tas genocidas neįvyktų. Tai panašu, kad mes einame į tą pačią situaciją, nes visiems akivaizdu, kad tai, kas vykdoma, yra genocidas. Ir gal čia tada reiktų ir prie tos terminologijos prieiti, kuo etninis valymas, genocidas, apartheidas, kolonizacija, kuo čia jie skiriasi, kuo čia jie susiję ir kaip tas genocidas įsipaišo iš tą visą bendrą terminų tokią samplaiką, tai aš kaip siūlyčiau apie tai galvoti, tai kad tai yra hierarchinis ryšys. Tikslas yra kolonizacija, o tikslui pasiekti yra naudojami skirtingi metodai. Tai kiek įmanoma žmonių išvaryti iš tenai, tai ir turim už tai didžiausią pasaulyje tremtinių diaspora yra palestiniečiai. Tada, kurie liko, su jais, ką tada darai, įkuria apartheidinę sistemą, kad jų gyvenimą padaryti nepakeliamą, kad jie irgi tenai galų gale išsikraustytų ir galų gale, kad tu jų resursus vogtum. O jeigu dar ir tas nepavyksta, ir bendrai visas šitas galima dėti ir po etninio valymo skėčių, bet tas etninis valymas yra tam, kad įvyktų sėkminga kolonizacija. O jeigu jau nepavyksta tas, kaip konkrečiai buvo Gazos atveju, nebuvo ką daryti su ta Gaza. Padarė jie tą blokadą, bet jinai vis tiek buvo, kaip lietuviškai paprastai tariam, rakštis subiniai Izraelio.
Tai tada juos reikia tiesiog fiziškai išžudyti. Ir tas yra šiuo metu daroma. Ir yra nemažai įrodymų, kad toks tikslas buvo iškart po spalio 7. Tai nebuvo, kad vėliau ten po kelių mėnesių jie pagalvojo, kad tai gal čia tuo pačiu dar mes jų ir žudykim kuo daugiau. Ne, čia buvo viskas labai labai gerai apgalvota ir suplanuota. Aš gal tik tai paprieštarausiu, kad galėjo būti, visų pirma, aš pamiršau akcentuoti, kad genocidas skiriasi nuo kitų nusikaltimų dėl savo intencijos, ta prasme, kad tai yra konkreti intencija. Tų intencijų beje yra duomenų bazė. Law for Palestine yra tokia organizacija, kurie surinkę virš 400, ir ten galit nueiti į website ar juos rast, virš 400 statementų, kuriuose yra išreiškiamas genocidinis intent. Ir ten eina nuo izraeliečių, tarkim, viešųjų figūrų, ten kokie nors muzikantai, iki politikų, įstatymų, leidėjų, kariuomenės atstovų. Tai tai yra svarbu įrodyti tą intenciją, bet yra labai svarbu pasakyti, kad tai, kad jie turi ir karinę tikslą, ta prasme, neįveikti Hamas, kas yra tikslas irgi savaime, bet tai nepaneigia to fakto, kad jie nori sunaikinti ir visą Gazos palestiniečių bendruomenę arba, ta prasme, arba jos dalį. Tai čia tas vienas kitam neprieštarauja. Kitas yra dalykas dėl to šiek tiek gal paprieštaravimo, tai tiesiog pasakysiu, kad gal buvo manoma, kad iš pradžių, kadangi 1 milijoną perkelsim mes į pietus, kad juos įstumsim į Egiptą. Taip. Galėjo būti toks planas pačioj pradžioj. Ir tada pamatė, kad tas neįvyks, kad Egiptas neįsileidžia ir taip toliau. Tada mes turime kitą planą, ne? Bet ta prasme, kad visas tas naikinimas ir intencija, kad ten nėra nekaltų žmonių, jisai visą laiką buvo transliuojamas ir yra pilna įrodymų, kad Izraelio kareiviai tą atkartoja. Ir dar vieną noriu tiesiog tokį dalyką, kur paminėti, kas nėra savaime kaip ir genocidiniai aktai, bet jie rodo intenciją. Tai yra tai, kad yra naikinama kultūrinės erdvės, universitetai, švietimo įstaigos, mečetės, visa tai. Ir yra labai daugybė atvejų, kai buvo naikinama, turint kaip control demolition, ta prasme, kai sprogmenys buvo sudėti rankomis. Tai yra tada, kai Izraelis jau kontroliavo, žodžiu, tą pastatą, pavyzdžiui, universitetą, ne? Tai jokios karinės būtinybės nėra įmanoma paaiškinti. Tai jeigu tu šluoji nuo paviršiaus visą paveldą kultūrinį, ką tai sako? Ir šiuo atžvilgiu yra dar labai įdomi savoka, kurią turi Ail Weizmanas, kuris naudoja ungrounding. Tai mes, ką jūs kalbėjome apie tai, tu ne tik šluoji horizontaliai, tu vykdai genocidą. Tu šluoji žmonės, kultūrą, naikini ariamąją žemę, ta prasme, tu sanitarinę, žodžiu, ligų plitimas. Tu ne tik tai paviršiumi eini, tu yra genocidas vertikaliai. Ta prasme, tavo tos bombos metamos Izraelio, ne, nugramdo visą paviršių. Tarsi eina gilyn į žemę. Dėl to, kad yra tarsi iš to, tarsi tikslas yra, kad visiškai nepalikti jokio pėdsako, kad palestiniečiai ten kažkada buvo. Ir tas yra čia ne pirmą kartą daroma pasaulyje, tai kaip minėjau, gyvenau Turkijoje 3 metus ir turkai 20 amžių pradėjo padarydami armėnų genocidą. Nuvažiavus į tuos kaimelius Turkijoje, kurie buvo armėnų kaimeliai, tu nerasi jokių absoliučiai ženklų, kad tai buvo armėnų kaimelis. Tai jeigu buvo jų bažnyčia, jinai buvo arba nugriauta labai greitai genocido vykdymo metu ir po jo, arba jinai buvo konvertuota į mečetę ir ištrintas bet koks armėnų buvimo ženklas tenai. Ir lygiai tą patį, tarkim, Lenkijos, Ukrainos, tas regionus Volynė, ne, kur buvo Antro pasaulinio karo metais irgi darytas genocidas ir viena pusė padarė nusikaltimus ir kita. Lygiai tas pats buvo, tie kaimeliai buvo tiesiog nušluojami nuo žemės paviršiaus be jokių absoliučiai liekanų, kad ten niekas negalėtų pasakyti, kad ten iš viso kaimas buvo. Tas pats Izraelis, visi pavadinimai Izraelį praktiškai visi yra pakeisti. Ten yra palestinė, tarkim, ten kokia nors Negev dykuma, jinai Al-Nakab dykuma. Vietos, kuriuose buvo kaimeliai, yra dabar kokia nors ten, nežinau, Spa Resort ir visiškai kiti pavadinimai. Tai yra visiškas ištrynimas to, kas tenai buvo.
Ir yra palestiniečių, net nepamenu dabar tos organizacijos, kuri yra ir žemėlapiai, kuriuose kuri gali pasižiūrėti atsidaręs, kas dabartiniam Izraelį ten spaudė ant kažkokio taško ir ten matai viską, koks buvo prieš tai kaimas, kiek žmonių gyveno ir taip toliau, ir koks buvo jo tikrasis pavadinimas. Tiesą sakant, čia dabar jeigu mes mąstome, kad tai yra, jeigu žiūrėtumėm tai, kad tai yra genocido suintensyvėjimas ir kad visą tą žiūrėtumėm nuo 48 metų, bet tiesiog toks atvejis yra, kad aš gyvenau Beit Jibrin, pabėgėlių stovykloje, vadinasi taip dėl sunaikinto kaimo, tai mes nuvežėm tą žmogų, kuris neturėjo teisę, tai negalėjo pakliūti ten, mes vežėm tą žmogų per sieną, kad jisai pamatytų savo tėviškę ir dabar jinai vadinasi Beit Guvrinas. Tai, labai taip įdomiai ir ten labai įdomiai pasakojama jo istorija, bet palestiniečių to istorijai kažkaip nėra. Ir tas terminologija vėlgi mūsų išduoda mūsų tos dvigubus standartus. Ką lietuviai padarė, kai atėjo čia, pavyzdžiui, sovietai? Jie išeiviai, ne? Tremtiniai. O kažkodėl palestiniečiai yra pabėgėliai. Beje, akcentuosiu, pabėgėliai savo žemėje. Jie ir toliau gyvena savo žemėje, bet jie yra pabėgėliai, ne? Jie yra tremtiniai, jie buvo priverstinai išstumti ir Gazos gyventojų, ką mes, man atrodo, nespėjom paminėti, tai didžioji dalis Gazos gyventojų yra būtent palestiniečiai tremtiniai išstumti Izraelio ginkluotų gaujų, tokių kaip Hagana ir Gun, kurios juos ginklu, prievartavimais, deginimais, šaudimais išvarė iš jų originalių kaimų. Vėliau tos grupės Hagana ir Irgun pasivadino IDF, Israel Defense Forces, tai yra Izraelio kariuomenė, kuri dabar vadinama moraliausia armija pasaulyje. Gerai, tai tada pakalbėkime iš tikrųjų apie tą sudėtingiausią klausimą, kai jūs sakote, jau minėjote, kad yra tas naratyvas, jog Palestinoje nekaltų nėra ir tai yra siejama su Hamas. Tai mums vakaruose Hamas yra tik teroristinė organizacija, bet Palestinoje Hamas yra kažkas daugiau. Tai čia tas klausimas būtų, kaip palestiniečiai žiūri į Hamas. Gal galėtumėte šiek tiek supažindinti, kaip Hamas įsikūrė. Ta prasme, koks buvo jų vaidmuo ir santykis su Palestina, kai jie įsikūrė ir dabar, ar jis pasikeitė? Hamas yra problematiška organizacija, problematiškas darinys, susijęs su Muslim Brotherhood organizacija. Įsikūrime įsikurt Hamas padėjo Izraelis, dar reikia prisiminti čia ir Izraelio pareigūnų teigimu aukšto rango tuo metu Izraelio generolo, kuris buvo atsakingas už Gazos teritorijos valdymą. Jisai patvirtino, kad Izraelis dalyvavo Hamas sukūrime. Tikslas, kodėl Izraelis rėmė Hamas, ir reikia prisiminti, kad 17 metų blokados, bet tai reiškia, kad Izraelio blokada siekia ir finansinę blokadą. Ta prasme, visi pinigai Palestinoje, visa finansinė sistema ar Gazoje, ar vakarų krante yra kontroliuojama Izraelio. Tai Izraelis puikiausiai žinojo, kad tie pinigai einantys Hamas, kad dalis jų yra naudojama tunelių kasimui, ginklų įsigijimui, raketų, tų vadinamų raketų, kabutėse sakyčiau, Hamas raketų gamybai. Jie puikiai tą žinojo ir jiems būtent to ir reikėjo, nes viena, tai jie taip suskaldo palestiniečius, kad palestiniečiai nebūtų vieningi ir turėtų dvi competing jėgas politinės. Kita, jie turi, angliškai pasakysiu, boogeyman, tai yra tokį pabaisiuką, kuris nuolatos į Izraelį ten pašaudo tas raketėlės, bet vadinu jas raketėlėmis, nes jos iš tikrųjų yra tokie fancy fejerverkai, jos nieko bendro neturi su raketomis, kurias naudoja Izraelis, kurios ten turi, tarkim, payload, kaip ir Goda minėjo, tarkim, 1 tonos ir iš tikrųjų sugriauna ištisus rajonus, vienas sprogimas gali tą padaryti. Tai Hamas buvo naudinga Izraeliui, nes kitaip tų žmonių negalėsi bombarduoti laikas nuo laiko reguliariai, ką Izraelis vis darydavo. Ar Hamas turi palaikymą tarp palestiniečių kažkokį universalų? Tikrai ne. Yra labai daug palestiniečių, kurie nesutinka su Hamas. Bet vis tik tai svarbu atsiminti tai, kad Hamas yra paskutinė likusi ginkluoto pasipriešinimo Palestinoje forma. Palestiniečiai turi pagal tarptautinę teisę pilnas teisės gintis ginklu prieš okupantą, kaip ir bet kuri kita tauta pasaulyje. Ir kažkodėl ta teisė jiems yra nuolatos bandoma atimti.
ir jie kažkodėl ten vadinami, nežinau, teroristais. Terorizmo pats teiginys ir tos etiketė, jinai yra labai lanksti ir jinai yra labai politizuota, visuomet tokia buvo. Tai puikiai įrodo, pavyzdžiui, tas faktas, kad Nelsonas Mandela, didžiai gerbiamas dabar Nelsonas Mandela, iš JAV teroristų sąrašų buvo išbrauktas tik tai 2000, jeigu gerai pamenu, 1 ar 6 metais. Iki tol jisai buvo teroristas, nes taip jie naudojo teroristinius metodus išsilaisvinimui iš Pietų Afrikos apartheidų. Terorizmas, dar reikia prisiminti, teroristiniai metodai, tai yra baimiai sukėlimas ir disproporcinės ir civilių atakavimas, yra taktika, kurią naudoja tie, kas negali kovoti lygiaverčiam kare. Ir tarkim, palestiniečių kalbėjimas apie kažkokį, kaip dabar, pavyzdžiui, LRT vis dar rašo ir tą visą kategoriją straipsnių propagandinių siaubingų vis vadina Izraelio ir Hamas karas. Koks karas, ta prasme mes kalbam apie aviaciją, tankus, sunkią artileriją, laivyną, JAV lėktuvnešius, kurios padeda šimtus per šitą laiką lėktuvų skrydžių, pavyzdžiui, iš Kipro vežančių ginkluotę į Izraelį. Ir kitoj pusėje kalbam apie žmonės, kurie kovoja turėdami Kalašnikovo rankose. Ir šį čia karu vadinama tai. Tai reikia, pirmiausiai suvokti, kokio lygio jėgų disproporcingumas čia yra. Ir kas tą Hamas sukūrė. Viena, tai Izraelis jį sukūrė, dalyvavo jo susikūrime. Antra, Izraeliui tai buvo naudinga. Trečia, kur kitos alternatyvos. Palestiniečiai turėjo daugybę lyderių, kurie kovojo prieš Izraelį, prieš okupaciją ir kovojo visais būdais, ta prasme buvo ir ginklu, ir neginklu, ir jie nebuvo tokie ekstremalūs kaip Hamas, tarkim, ir kas jiems visiems nutiko? Jie visi buvo nužudyti Izraelio. Ir kai kalba eina apie Izraelio žudymus, tai yra kalbu, pavyzdžiui, apie, tarkim, targeted assassinations, tai buvo žudomi, tarkim, intelektualai netgi. Tarkim, Nadžijal Ali, iliustratorius, grafikas, kuris nupiešė vieną garsiausių simbolių Palestinos pasipriešinimo Handalą, tokį berniuką su rankomis už nugaros. Jisai buvo nužudytas Izraelio agentų Londone. Tai yra grafikos specialistas, grafikas. Tai kalbant apie tos, kurie užsiėmė bent jau kažkokią kitokią ginkluotą pasipriešinimo formą arba pradėjo kilti į kažkokią lyderystės poziciją, jie visi buvo sunaikinti. Ir palikta tik tai, kas naudinga Izraeliui. Tai yra Hamas. O apie Hamas, ar jie teroristinė organizacija, ar jinai visa teroristinė, ar ten dalis teroristinė, irgi. Vakarų valstybės ją vadina teroristinė organizacija, Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo, kad ne. Todėl, kad didžiulis dalis pasaulio valstybių mano kitaip. Greičiausiai mano kitaip dėl būtent to, ką aš kalbėjau anksčiau, dėl kolonializmo istorijos, kur jie patyrė vakarų kolonializmą 100 metų. Ir dėl to jų pasaulio suvokimas yra visiškai kitoks. Ir mums labai lengva jį, nurašyti kažkaip, bet man atrodo, kad jį nereikėtų nurašyti, todėl, kad viena, tai tų žmonių yra daugiau dabar ir reikėtų, man atrodo, mums Europoje, JAV ir Kanadoje ir Australijoje tiesiog vieną dieną atsibust ir įvertint, kokią mes esam padarę žalą globaliems pietums ir tada suvokt, kodėl jie būtent mato pasaulį taip, kaip jie mato. Aš tik tai pridėsiu, kad, kur Andrius sakė, tai šiaip, kad pagal tarptautinę teisę turi okupuota tauta į teisę pasipriešinimą, yra labai svarbu pabrėžti, kad taip, tai yra svarbu, kaip jie kariauja. Ir spalio 7 dieną buvo įvykdyta daug karo nusikaltimų ir tas, dabar čia galima turėti dvi mintis tuo pačiu metu galvoje ir tas vienas kitam neprieštarauja. Tai čia vienas toks dalykas. Kitas dalykas yra labai svarbu pastebėti, kad Hamas neatsirado, ta prasme, nebuvo Hamas iki Izraelio įkūrimo ir iki Nakbos katastrofos, kai 48 metais dėl Izraelio veiksmų 47-48 metais 700-800 tūkstančių palestiniečių turėjo palikti savo namus. Dėl Izraelio teroristų, tuo metu ne Izraelio, tiesiog veikiančių teroristų veiklos turėjo palikti savo namus.
Tai jie atsirado 90-metį. Tai yra jau kai daugos įvairios priemonės žlugo. Anksčiau, man rodos, 8, man atrodo, 10-metyje. Ir esmė yra, kad pirmiausiai įsisteigė kaip, kadangi musulmonų bendrijos brolijos, žodžiu, atšaka, nebuvo siekio kovoti, žodžiu, ginkluotos kovos. Tai esmė, jeigu mes turime, nežinau, vėžį, tarkim, Hamas, jo šaknys yra, ta prasme, nes mes turim, Hamas yra simptomas. Pats vėžys yra okupacija ir yra Izraelio veiksmai Palestinoje. Ta prasme, visą tą šaknį ištrauk. Nes esmė, kad visi tyrimai rodo, mes kartais susijama čia islamistinė organizacija ir taip toliau, kažkaip čia religinė dalykas, visų pirma, tai nėra religinis konfliktas. Jis gali, kur žmonės ieško savo, žodžiu, ta prasme, prasmės įprasminimo, tai ne mūsų reikalas, jie gali ir Dieve ieškoti. Esmė yra, kad tyrimai visi rodo, kad žmonės eina į teroristinės organizacijas dėl nevilties. Nes jau nieko kito tau nebelieka. Ta prasme, dėl visiškai, tai yra pagrindinis variklis, kuris veda link terorizmo. Dabar kalbant apie terorizmo apibrėžimą, kuris dažniausiai yra JAV naudojamas, tai yra nevalstybiniai subjektai, kurie siekia terrorizuoti, kažkaip visuomenė nusitaikė savo veiksmus prieš civilių bendruomenę. Bet jeigu tai, kodėl yra tai nevalstybinis subjektas? Nes daugiausiai civilių aukų yra įvykdo valstybės. Ta prasme, kodėl mes išskiriam, kad tai ne civilinis objektas, tada, žinai, tai yra karo nusikaltimai, ar skamba čia kažkaip geriau mums? Nes Izraelis nužudė daugiau civilių dabar Palestinoje, nes reikia pasakyti apie skaičius, kuriuos surinko, mes turime apie 60% iš nužudytų žmonių, dabar mes turime vaikai moterys ir senoliai virš 60 metų. Ta prasme, mes paimam gal šitus vyrus, nurašom, tarkim. Tada mes turim 40% jaunesnių 60 metų. Tai jie visi yra Hamas kovotojai? Aišku, kad ne. Ta prasme, tai, žinai, šitas dalykas. Ta prasme, tai tas terorizmo apibrėžimas yra toks savotiškas dalykas. Taip, teroristiniai aktai įvyko. Šitas yra nepaneigiama. Dabar kitas yra dalykas, kad tai Hamas nėra vien kovotojai. Mes dabar taip ir tas LRT vis pabrėžia, kad yra Hamas valdomos, žodžiu, sveikatos apsaugos ministerijos duomenys. Kažkaip vis pažeminti tą civilių skaičių šiaip yra labai juokinga. Aš paprašiau redaktoriaus, nes jeigu tu atsidarai, paspaudi tą viršuje esančią Izraelio ir Hamas, žodžiu, karas, pasidarai, buvo tik tai spalio 7 dienos skaičiai. Ir aš sakau, palaukit, gal jau galima užrašyti, kiek nužudyta palestiniečių. Tai pataisė, bet pažiūrėkit, įrašė tą pantraštę, žodžiu, kad iš karto matytum, kad yra kiek aukų, bet parašė, kad Hamas, žodžiu, laikomos sveikatos ministerijos. Bet esmė yra tai, kad Hamas, tai jie valdė tą teritoriją. Tai ta prasme, tai yra administratoriai. Tai prasme, jeigu tu esi gydytojas, tau algą mokėjo šitą sveikatos ministerijai, tai toliau, tai yra platesnis judėjimas. Bet dar kitas dalykas, kadangi yra argumentas, tai aš noriu tiesiog užkirsti jam kelią, kad palestiniečiai, gaziečiai išsirinko, žodžiu, tą Hamas. Tai labą dieną noriu pasakyti, kad rinkimai vyko 2007 metais, ne? Absoliučiai didžioji dalis Gazos gyventojų yra jaunesni negu 18 metų. Nieko jie nerinko. Ta prasme, žmonės be blokados didžioji dalis nėra matę jokio kito gyvenimo ir jie Hamas nerinko. Tai, žodžiu, tuo tarpu Izraelio visuomenė, Netanyahu rinko ir mes dabar turime ekstremaliausią vyriausybę, kokią kada nors yra turėjęs Izraelis, kas Izraeliui yra pasiekimas, ir mes vis dar ją laikome vienintelę demokratiją. Ta prasme, tai yra absurdas. Ir dar apie tos rinkimus, ta prasme, kokį turėjo pasirinkimą Gazos gyventojai. Ta prasme, Palestinian Authority, kuri vadovauja dabar, valdo vakarų krantą, kur irgi Mahmud Abbas prezidentas, kiek jis ten jau metų ar dešimtmečių irgi neskelbė rinkimų, tiesiog sėdi. Ir sėdės greičiausiai, kol numirs, jau senas yra. Yra neįtikėtinai korumpuota organizacija, kuri yra labai naudinga Izraeliui ir yra iš esmės Izraelio okupacijos vykdytojas Palestinoje ir tie jos atstovai labai patogų gyvenimą gyvena ir toliau
opresina savo žmonės. Ir reiktų, man atrodo, dar ką norėčiau paminėti, kad ką mes darytume, jeigu mūsų šeimos narių 45 nužudytų, ne? Man atrodo, labai svarbus klausimas kiekvienam užklausti. Ir aš čia jokių būdų neteisinu smurto, nes violence begets violence, smurtas sukuria smurtą. Bet tikrai Gazoje yra labai daug piktų žmonių. Piktų kodėl? Todėl, kad jie prarado per Izraelio reguliarius bombardavimus 2021, 2014 ir taip toliau, kur buvo nužudyta šimtai ir tūkstančiai žmonių, jie prarado savo šeimos narius. Ir didelė dalis karinės Hamas karinio sparno kovotojų dalis našlaičiai. Našlaičiai, kurių tėvai nežuvo automobilio avarijoje. Tai man atrodo labai tą svarbu suvokti ir grįžtant prie to, ką sakė Goda, reikia ne simptomus tvarkyti, o priežastį vėžio. Kai jūs minite, jog Hamas yra naudingas Izraeliui, ne, tai yra tas kaltinimas tai pačiai Palestinos vyriausybei, kad jiems irgi yra patogu turėti Hamas. Tiesiog ta idėja, kad dabar jie yra irgi tokiam aukos vaidmenyje, ar ne, jie yra aukos dabar ir jie yra priklausomi nuo tarptautinės bendruomenės pagalbos. Tai reiškia, jie gali pasakyti, kad mes nieko negalim pakeisti šitos situacijos, mes negalim nuversti šitų teroristų, nei su jais kovoti. Tai mes irgi tokiame įkaitai esame jų. Tai koks tas santykis yra tarp to, ką mes pavadintume Palestinos valdžia ir Hamas? Buvo iki šiol dvi Palestinos valdžios, tai Hamas buvo Gazos valdžia, o Palestinian Authority vakarų kranto, kaip ir minėjau. Tai nėra kažkokios dar aukštesnės Palestinos valdžios. Ir jos yra, konkurentai, iš esmės, ne? Ir, kaip ir minėjau, Palestinian Authority yra Izraelio okupacijos įrankis, ir jie, aišku, kad nemėgsta Hamas. Lygiai taip pat Hamas nemėgsta jų dėl to, kad jie yra okupacijos įrankis. Ir palestiniečiai tuomet yra kaltinami, kad jie maždaug, patys kalti, negalit išsirinkti normalių ar ten, žiūrėkit, kokia jūsų valdžia. Tai priminsiu, kad visi kiti buvo nužudyti. Ir net jeigu ir nebūtų jie visi nužudyti, jūs pagalvokite, apie kokią galios disproporciją mes čia kalbame. Izraelis kontroliuoja visus gyvenimo aspektus vakarų krante. Izraelis turi netikėtinai didelius ir įtakingus ryšius pasauliniai finansiniai sistemai. JAV, su Europos Sąjunga, su viskuo. Mes kalbam apie milžinišką galią prieš palestiniečius, kurie neturi nieko. Tai Izraelis turi svertų, tarkim, Palestinian Authority paversti savo įrankiu korumpuotą valdžią ir visokią kokią, turi daugybę. Net jeigu jie to ir nenorėtų, gali juos priversti būti tokiais arba tiesiog kitą opciją sunaikinti. Tai yra senas geras kaip Kolumbijos karteliai, ką daro, plato ar plomo, ne? Arba pinigai, arba kulkai kaktą. Tai šiuo atveju Palestinian Authority pasirinko pinigus. Ką pasirinko Hamas? Kulkai kaktą. Čia gal, istorijos kontekste pažiūrėjus, kodėl vieni pasuko kitų kelių, kiti dar vienu. Kodėl Arafatas nusprendė sutikti su Oslo susitarimais, nors jie buvo akivaizdžiai, jau gal, retrospektyviai žiūrint, akivaizdžiai, nors tuo metu Saidas jau, tas Rashid Khaled, kurį rekomendavau, istorikas jau iš karto jie pasakė, kurie dalyvavo dėrybose, kad tai yra labai siaubinga istorija, nes yra siaubingas susitarimas, nes yra būtent dėl to saugumo susitarimo, būtent, kad dabar palestiniečių valdžia persekios palestiniečius, nebe Izraelis, kurie netinka Izraeliui. Tai kodėl tuo metu taip atsitiko toks dalykas, kad buvo susitarta su Izraeliu? Ta prasme, tuo metu buvo kažkokia viltis, kad bus galima tą gal Palestinos valdžią sukurti. Dabar yra, jūs pasižiūrėkit, kaip sureaguoja Izraelis, kai kažkoks bandymas suartėjimas įvyksta tarp Hamas ir žodžiu, Fatah. Fatah tai tiesiog kitas judėjimas, kuris dominuoja tą Palestinos Authority, Palestinos valdžią. Tai bet koks judėjimas, jūs staiga teroristai visi ir taip toliau. Tai Izraelio
taktika skaldyk ir valdyk, jinai veikia, bet jinai visą laiką buvo tokia, ne? Jinai buvo ne dėl to, kad jiems ten tas Hamas labai patiktų ir dar kažkas, bet kad esmė, kad tu skaldai ir valdyk, kad tik gink Dieve nesusivienytų palestiniečiai. Nes mes turime dabar tą susidorojimą su UNRWA, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra. Tai jinai, kodėl Izraeliui taip nervina? Čia nenaujas dalykas, čia ne dėl to, kad ten pora narių galimai, nors iki galo neįrodyta, prisidėjo prie spalio 7 atakos, kas tokioje organizacijoje, kurioje 40 000, 30 000 žmonių yra tarsi tokioje situacijoje kaip ir statistiškai visiškai įmanoma. Bet esmė yra todėl, kad UNRWA yra tai, kas palaiko palestiniečių visą ne vieninteliai, bet tokį palestinijos socialinį audinį, ne? Nes jie yra tie, kurie yra ir Gazoje, ir yra, žodžiu, vakarų krante, ir veikia Jordanijoje su pabėgėliais, ir, žodžiu, išvarytais žmonėm ir taip toliau. Ir jie yra tai, kas teikia mokyklas, kas teikia ligoninės, ne? Tai yra nusitaikyta būtent ta organizacija, nes tavo tikslas yra sunaikinti palestiniečių tautą. Tai, žodžiu, žinoma, net nežinau kaip pasakyti, kritikos Palestinian Authority galima pateikti Palestinos valdžiai ten daugybę. Tai vienas tas dalykas, kad Abu Mazen, Mahmud Abbasas sėdi kaip krienas jau, ta prasme, jis ten jau kaip ir mirstam poste, tų rinkimų nėra. Kita vertus, kaip tos rinkimus daryti. Ta prasme, nes tau reikia, kad rinkimai vyktų ir Gazoje. Kaip tu gali dabar daryti, kai vyksta genocidas? Ta prasme, čia yra visokių tokių niuansų. Kita vertus, tas Palestinos valdžios stumimas, kad būtų pripažinimas Palestinos ir taip toliau, iš šios pusės tai jie daro gerą darbą. Diplomatai, kaip jie šneka, žodžiu, jungtinėse tautose ir taip toliau, tai, ta prasme, tai yra geras darbas, tai čia nėra toks vieningas vertinimas, bet žinoma, jiems galėjo būti naudinga, bet ar tikrai naudinga, kad jiems naikina jų tautą, aš taip nemanau. Ir gal dar sugrįžčiau prie to pagalbos momento, čia buvo paminėtas, nes čia toks apsisaugojimas prieš galimą ataką, nes labai, čia ir Izraelis mėgsta šitą sakyti ir čia tokia apskritai iš islamofobijos daug kylantis dalykas, kad maždaug, ten jie visi yra iš tos aid išlaikomi ir čia jų ekonomika yra tik aid, jie ten patys, nežinau, tinginėja, ne? Visų pirma, reikia aid, visa šita užsieninė pagalba vakarų tiekiama, jinai yra labai dažnai naudojama kaip kolonializmo įrankis. Jos pagalbos tiekimas ir jie daro labai daug gerų projektų, bet tuo pačiu tas pinigai yra skirstomi tos organizacijos, kurios skirsto, jų viršūnėlėse dažniausiai dirba irgi vakariečiai. Projektus įgyvendina dažnai vakarų kompanijos. Tai čia tie pinigai yra toks circle eina, kurie duodami Palestinai, bet projektą įgyvendina, pavyzdžiui, vakarų kompanija, tai vis tiek pinigai sugrįžta kaip ir į tą host country. Ir kitas tai apskritai pats efektyvumas ir kodėl iš vis reikalinga ta pagalba. Tai vėl kalbėkime ne apie simptomą, o apie vėžį. Kodėl palestiniečiams reikalinga ta pagalba? Ar dėl to, kad jie yra visiškai useless ir jie ten tinginiai ir nenori dirbti, ar dėl to, kad jų ekonomika yra, Izraelis specialiai yra suvaržęs ir kiša pagalius į ratus, kad jie negalėtų atsistoti ant tų pačių kojų. Ir lygiai tą patį, ta prasme, turim Afrikos kontinente, turim krūvą pavyzdžių, kur šita pagalba jinai nieko gero neatnešė, nors kalba eina apie milijardus ir milijardus. Ir būtent dėl tų pačių priežasčių. Tai va, tai nėra jie palestiniečiai kažkokie charity case, kuriuos reikėtų išlaikyti. Jie, kaip ir visi žmonės, nori gyventi oriai ir išsilaikyti save. O ko tikėjosi Hamas ir kaip spalio 7-osios įvykius vertino palestiniečiai? Ko tikėjosi Hamas, man atrodo, nieks negalim įvardinti išskyrus pačius Hamas, bet ir tie dauguma jų turbūt jau nebegyvi. Gal reiktų geriau kalbėti apie tai, kodėl greičiausiai tas buvo pasirinkta taip daryti, kaip jie darė ir koks buvo platesnis kontekstas. O platesnis kontekstas buvo arabų šalių vis didesnė normalizavimas, vis didesnis santykių su Izraeliu, kas būtų galų galiausiai reiškia visišką beviltišką situaciją palestiniečių
laisvės išsilaisvinimo tikslui ir self-determination. Tai manau, kad buvo priežastys, čia ne viena priežastis, bet jų daug buvo. Ir yra įrodymų, rodančių, kad Hamas nesitikėjo, kad ta diena taip išeis, kaip jinai išėjo. Tai jie greičiausiai nesitikėjo, kad Izraelio armija, neatsimenu dabar tiksliai, kiek ten 6 valandas, man atrodo, iš vis nereaguos į tai. Ir čia irgi klausimas, kodėl, nes Egipto žvalgyba buvo davusi Izraeliui įspėjimą, kad toks dalykas greičiausiai yra organizuojamas. Bet vis tiek Izraelio didžiausia armijos pajėgumai buvo sutelkti vakarų krante ir tos karinės bazės, kurios buvo Gazos pasienyje, jos buvo understaffed ir joms nebuvo duotas įspėjimas, kad jos būtų kažkokioje parengtyje. Ir didelė dalis, pirmiausia, Hamas ką užpuolė, tai užpuolė tas karinės bazės ir didelė dalis tų kareivių buvo tiesiog nužudyti, vos nemiegantis. Ta prasme, jie visiškai buvo tam nepasiruošę. Ir tada 6 valandas buvo Hamas leidžiama daryti, ką jie darė. Tas pats muzikos festivalis, kuris vyko ant sienos, tai kaip būtų baisu, ką Hamas padarė, reikia irgi atsiminti, kad didelė dalis aukų tenai ir šičia įrodymų tam pilna Izraelio spaudoje ir Izraelio pareigūnų liudijimai ir galų gale sunaikinimo laipsnis, ta prasme, Hamas neturėjo sunkiosios ginkluotės, o ten yra ištisi pastatai sulyginti su žeme, ten yra tankų važiavimo vėžės. Izraelis davė įsakymą savo armijai, tai yra sunkiai ginkluoti tokiai kaip tankai ir apačiai sraigtasparniai, tiesiog šaudyti į viską, kas juda, tai ir jų buvo didelė dalis aukų buvo sukelta Izraelio kariuomenės stabdančios Hamas. Muzikos festivalio lokacija buvo perkelta diena ar 2 prieš festivalį, tai Hamas tikrai nežinojo apie tą festivalį. Tai yra daug klausimų ir mes iki galo jų greičiausiai ir neišsiaiškinsim, nes Izraelis tuos dalykus bando pateikti tik iš vienos pusės. Yra Izraelyje žmonių, kurie stengiasi tą išviešinti, pavyzdžiui, tas pats Haaretz publikacija ar Mondovais, kurie liudininkų parodymus, tarkim, tų dienų viešina, kuriuose liudininkai sako, kad, tarkim, jų draugai buvo nužudyti tankų iššovus į namą. Tai jokių būdų niekas šitas nepateisina Hamas įvykdytų karo nusikaltimų, o apie ko Hamas tikėjosi, sakau, čia atsakyti neįmanoma. O palestiniečių vertinimai, manau, kad kaip ir bet kokioje visuomenėje yra labai skirtingi. Yra turbūt tie, kurie jautėsi ypač pirmosiomis dienomis, kad pagaliau pavyko pralaužti blokadą ir pagaliau kažkokį jie atsaką kirto, tada didelė dalis gyventojų, kurie, manau, nepalaiko tokios operacijos ir ypač pasekmių jos. Čia mes negalim kalbėti už palestiniečius ir tuo pačiu netgi ir palestiniečiai negalėtų kalbėti už palestiniečius, nes čia tikrai vieningos nuomonės nėra. Čia tikriausiai reikėtų sureaguoti, nes yra ta teorija vis dėlto, kad ko tikėjosi Hamas, tai kad kitos šalis musulmoniškos, kad jos kažkaip palaikys Palestiną tuo metu ir kažkoks ten turėtų, nežinau, bijau sumaišyti tuos žodžius, kad turėtų prasidėti kažkoks džihadas. Tai ir dabar, ką matome, kad nesuveikia, nes Palestina iš esmės yra palikta viena. Tai kiek, nežinau, gal galite irgi kažkaip sureaguoti šitą, teoriją. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad džihadas yra labai naudojamas neteisingai, dažnai džihadas yra tiesiog pastanga. Tai, ta prasme, aš nemanau, kad čia kažkoks buvo įsivaizduojamas musulmoniškas susivienimas ir taip toliau. Tai yra Hamas, niekada nebuvo naivus, žodžiu, ir islamas yra vienas labiausiai, ta prasme, tokia islamo įvairovė, tokia priklausomai nuo konteksto, ta prasme, tos įsivaizduojamas, kad čia dabar visi sukils ir vyks kažkoks, pasaulinis karas, tai tikrai nemanau, kad buvo ta įsivaizduojama. Bet tiesiog Sinvaras kažkurio metu yra sakęs, dabar jau nužudytas Hamas lyderis, kur manoma, kad operacijos, vadas ir kuriam tarptautinis baudžiamasis teismas buvo taip pat buvo siekiama
prokuroras siekė orderio, dabar neišdavė, nes jisai buvo nužudytas. Jis yra sakęs, kad per blokadą jie tikėjosi, kad tarptautinė bendruomenė kažkaip sureaguos. Tai ta prasme, ko tikėjosi, aš nežinau. Aš tikrai negaliu pasakyti, ko tikėjosi Hamas, nes mes tų balsų per daug ir negirdime. Taip, ir čia sąmoningai padaryta, kad mes jų negirdėtume, bet kita dalis, nes tarkim, koks nors LRT visada pacituos Izraelio armijos kokį nors atstovą, ne? Bet iš kitos pusės jiems nepavyksta kažkaip interviu gauti. Gal ne musulmonų šalių, nes čia vėlgi, ta prasme, aš manau, kad arabų šalių būtų teisingiau, nes mūsų čia nėra religinis konfliktas, dar kartą akcentuoju, ir tų pačių arabų yra daug ir krikščionių, ir visokiausių kitokių atmainų, ir to paties islamo, ir krikščionybės. Pas mus labai trūksta žinojimo apskritai apie šitą regioną ir jis yra pateikiamas taip labai, viskas taip labai supaprastintai, juoda, balta, bet apskritai čia toks dabar vyruoja tarptautinės politikos aiškinimas, ypač Lietuvoje, kas, manau, mums visiškai nepadeda suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir arabų šalys yra valdomos režimų, korumpuotų režimų, kurie gyvena, tarkim, ten kokie nors įlankos arabai gyvena iš naftos, kuo puikiausiai. Tarkim, Saudi šeima, ten, kurios narių yra apie 30 000 ir kurių biudžetas yra ten milijardai, ta prasme, tos šeimos išlaikymui. Ir šitie režimai yra parankus vakarų jėgoms, kurioms, nes jeigu tu kontroliuoji naftą, tai tu turi didelę kontrolę pasaulio ekonomikos, tai čia galima plėstis ir plėstis, bet ką aš noriu pasakyti, kad žmonių nuomonė šitose valstybėse yra dažniausiai už palestiniečius. Bet jų valdžių nuomonė yra visiškai kita. Ir jų valdžios ten režimai, mesgi žinom, kad jie net neapsimeta ir nesigiria, kad jie yra kokie nors ten demokratijos didelės, ne? Tai žmonių nuomonė tenai nėra svarbi. Tenai svarbi yra galios struktūros. O galios struktūros yra iš esmės netgi dažnu atveju, nors jos kalba viešai labai kritiškai dalykus Izraeliui, bet jos iš esmės su Izraeliu bendradarbiauja. Ir va čia ir grįžtam prie to, kad Hamas galbūt čia buvo toks desperate ėjimas, kad sustabdyti tą arabų pasaulio normalizavimą su Izraeliu. Tarkim, Jungtinių Arabų Emiratų, kurie atnaujino, tarkim, santykius su Izraeliu ir Izraelio piliečiai gali, tarkim, skristi į Dubajų ten ir šopintis, ko niekada anksčiau tai buvo nuo arabų pasaulio nesuvokiamas dalykas. Ir iki šiol, ta prasme, nuo arabų visuomenės yra visiškai prieš normalizavimą santykių su Izraeliu. Puikiausiai matėm Katare vykusių, ten kas vyko futbolas, ar aš sporto neseku. Ir kai Izraelio žurnalistai, tarkim, klausė žmonių gatvėje, ten, tarkim, ką jūs manote ar apie tą futbolą. Ir žmonės gatvėje tiesiog atsisakydavo su jais kalbėti, sakydavo, iš kur tu? Iš Izraelio? Sako, tai kad kokio Izraelio? Sako, iš Palestinos. Ta prasme, pas jos nuomonė, viešoji nuomonė visiškai skiriasi nuo jų valdžios. Ir tarkim, tos valdžios, pavyzdžiui, tas pats Egiptas, kuris yra visiškai šalia, jo valdžia yra labai priklausoma nuo Saudo Arabijos, tarkim, paramos ir nuo JAV. Ir Egiptas yra po Izraelio antras pasaulyje karinės paramos gavėjas. Ir neskaitant Ukrainos, sakykime, iki Ukrainos karo pradžios. Tai galia ir svertų kiekis jų valdžioms paveikti iš Izraelį remiančių pozicijų, tai yra iš, tarkim, JAV, yra didžiulis. Ir galvot, kad čia arabai yra kažkoks vienlytis vienetas, tai irgi yra klaidinga, nes jie buvo ir suskaldyti, ta prasme, Piko ir Sykes-Picot susitarimas po pirmo antro pasaulinio karo ką padarė? Arabų pasaulį suskaldė. Ir tas suskaldymas, kaip ir Goda minėjo, skaldyk ir valdyk. Tai ne tik tai Palestinoje tas galioja, bet bendrai visam arabų regione. Ir gal tiesiog būkim vieni bet teisingi, tai toks irgi galėjo būti toks tikslas. Mes čia sėdime tik todėl, kad, ta prasme, ką daro po spalio 7, kas vyksta šiuo metu Gazoje. Tai gal ir buvo toks tikslas, nes visa ta prievarta, kuri buvo ligtolinė, spalio 6, spalio 5 ir taip toliau, tai buvo visiškai normalizuota. Tai galėjo būti ir toks tikslas tiesiog atkreipti dėmesį į beviltišką situaciją, kokia buvo Gazoje, vakarų krante ir panašiai. Nes gal tiesiog dar pabrėžti tokį dalyką, tokį faktą paminėsiu. 23 metai vakarų krante buvo kruviniausi metai per kelis dešimtmečius.
žodžiu, Palestinoje. Mes nieko apie tai negirdėjom, ne? Taip. Ir tai yra nuolatos kylanti projekcija buvo visą laiką. Taip. Ir mums buvo, mes tai buvom normalu, čia miršta keli šimtai palestiniečių. Įskaitant vaikus. Jungtinių tautų sekretorius apie Gazą prieš spalio 7 yra pasakęs, kad Gaza yra pragaras vaikams pasaulyje. Tai... Jau nekalbant, kas vyksta dabar. Tiesiog neseniai UNICEF paskelbė, kad Gazoje dabar yra per capita didžiausių vaikų amputuotom galūnėm skaičius. Tai ta prasme visame pasaulyje. Ir čia po spalio 7 buvo paleista, Izraelio propaganda paleido antį apie 40 vaikų nukapotomis galvomis, po to mūsų prezidentas kelis mėnesius po to, kai tai buvo paneigta, dar vis apie tai kalbėjo ir dar pridėjo savo fantazijos vaisių, kad dar dalis jų buvo ir orkaitėse iškeptų tų vaikų. Įrodymų jokių nėra, Baltieji rūmai tai paneigė, nes tarptautinės organizacijos paneigė šitą. Bet mes daugiau praleidom laiko kalbėti apie nukapotas galvas vaikų, kurių nebuvo, negu apie nutrauktas galūnes ir galvas tūkstančių vaikų, kurie iš tikrųjų buvo ir dar vis daromi. Tai irgi, man atrodo, toks reikėtų šitoje vietoje labai stipriai susimastyti, kodėl taip yra. Aš tą sutiksiu su tuo, bet noriu tik tai, kad nebūtų kokių niuansų, kad mes tą neigiam, kad buvo nužudyta vaikų spalio 7 dieną, taip. Man atrodo 36 gal. Taip, bet konkrečiai apie tuos... Bet nebuvo orkaitėje, kur mes išplatino tokios klaidingos informacijos, kuria yra paneigę pati Izraelio žiniasklaida, pasitikrinę faktus. Kodėl What About Palestine klausimas taip paveikia jaunus žmonės? Ir kodėl jaunimas taip palaiko Palestiną ir kiek tai realiai padeda palestiniečiams ir pačiai Palestinai? Čia kalbama apie dabartinę situaciją, nes dabar po spalio 7 ir to įvykiai, kurie prasidėjo, matosi, kad daug daugiau dėmesio skiriama Palestinai, nors anksčiau šitas What About Palestine buvo naudojamas, kai prasidėjo karas Ukrainoje, kaip irgi toks propagandos įrankis Rusijai palankus. Maždaug kodėl visi taip daug kalba apie Ukrainą, kai vyksta siaubingi dalykai Palestinoje daugybę metų. Tai dabar iš tikrųjų matoma, kad tas dėmesys Palestinai sugrįžta ir viena iš idėjų irgi yra ta, kad kadangi bent jau dabar Europoje tiek daug dėmesio skiriama tam, kas vyksta Ukrainoje ir yra tų gyvų patirčių, sakykime, nes atėjo pabėgėliai iš Ukrainos, tai daug kas jaunų žmonių nuėjo pasavanoriauti, užmės ryšį ir dabar tas tarsi grįžta atgal ir noras gražinti kažkokį dėmesį, ne tą skolą Palestinai, kad dabar mums reikėtų atsigręžti šitą klausimą iš tikrųjų. Tai tik tai, kad po Rusijos invazijos agresijos karo pradžios prieš Ukrainą, kai tas kilo šitas dalykas, man atrodo, Kolumbijos prezidentas irgi apie tai kalbėjo. Tai tuo metu daug kas iš propalestinietiškos už teisingumą esančios pozicijos, kaip ir sakė, viskas yra suprantama, bet dabar, palaukim, dabar yra konkretus karo veiksmai Ukrainoje, bet iš karto po spalio 7 buvo tiesiog išryškėjo tas momentas, apie kurį, kad tu matai, kas buvo kalbama iki, žodžiu, spalio 7 dienos, dvigubi standartai. Ir ta prasme, tas visas, kas buvo kalbama, pasitvirtino. Tai nesvarbu, kas palanku Rusijai ir ne Rusijai. Mes netaip turim mąstyti, ne? Mes nemastom pasaulio turbūt į dichotomiją, ne? Jeigu yra kažkur Rusija palaiko, tai viskas yra absoliučiai blogai, ir jeigu JAV palaiko, tai viskas yra absoliučiai gerai. Mes turim turbūt ir kritinį mąstymą, ne? Nes jeigu JAV siunčia ginklus vykdyti genocidą ir jokių stabdžių tam nėra ir be JAV, žodžiu, to nebūtų. Tai taip, aš grįšiu prie jaunimo, bet tiesiog turiu pasakyti, kad ta prasme, kad tie klausimai ir buvo aktualūs ir, žodžiu, nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžioje, nes dvigubi standartai, tai čia yra esminis dalykas, nes taiga JAV, nes kalbama apie taisyklės paremtą pasaulio tvarką, bet, ta prasme, iki tol tas nebuvo svarbu, žinai, palestiniečiams tas niekada negaliojo. Čia vienas dalykas. Kodėl po spalio 7? Tai tiesiog mes negalim ignoruoti tai, kas vyksta, nes žmonės transliuoja savo pačių žudynes kasdieną. Mes negalime to ignoruoti. Aš negaliu kalbėti už jaunimą, nes man 40 metų, bet tiesiog turiu pasakyti, kad kaip tu gali ignoruoti, kai šimtai gydytojų iš viso pasaulio kraštų, dabar paskutinis buvo Kanadoje, kur jau jie nebeištvėrė, padarė spaudos konferenciją, ir jie sako, mes
esam karo, mes nuolat teikiam pagalbą įvairiose konfliktinėse situacijose. Nieko baisiau nesame matę. Tai kaip tu tą gali ignoruoti? Tai aš nežinau, tai tiesiog žmonės yra labiau tą informaciją gauna tiesiogiai iš, žino daugiau, didesnis kaip čia prisilitimas prie informacijos tiesiogiai. Tu gali sekti informaciją tiesiogiai iš palestiniečių žurnalistų, kurie dirba neįtikėtinai sudėtingą darbą. Tu gali susirasti šaltinius, gali tarptautinės teisės ekspertus visur susirasti per informacijos priemonės, tai dėl to yra žinojimas yra didesnis. Tai aš manau, kad tai paaiškina. Aš irgi nebepriklausau jaunimui, bet aš daryčiau tokių porą prielaidų, dėl ko jaunimui tas rūpi. Tai bendrai, man atrodo, čia yra buvimo jaunu žmogum patirtis, kur tu dar turi daug daugiau. Pas mane va čia šitam interviu, kai kalbu, tarkim, girdisi tokio ir manau, ir sarkazmo, ironijos, ne? Ir tai nėra, kad aš net jaučiu šitų dalykų. Čia daugiau yra toks psichologinis gal apsaugos momentas, nes aš jeigu metus laiko dabar tą genocidą sekčiau ir man skaudėtų širdį, tai jau čia greičiausiai manęs nebūtų, aš vasaros 5 sėdėčiau. Tai aš kažkaip turiu save nuo to atriboti. Ir plus tarptautinė politika, dėja, geopolitika yra, čia yra daug kalbų Lietuvoje, ypač apie vertybinę politiką, dar kažką, kas yra, mano manimu, tiesiog dūmų uždanga, todėl kad ir kaip norėčiau, kad jinai būtų vertybinė iš tikrųjų geopolitika veikia tiesiog ciniškais interesais dažniausiai ir už tai tas toks ciniškas paaiškinimas. Tai jaunimui, kad rūpi šitie dalykai, tai visada tai buvo, ta prasme, Vietnamo karą, kas labiausiai stabdė, tai studentų judėjimai, ne? Tai lygiai to paties, ir džiaugiuosi, kad Lietuvoje, tarkim, VDA atsirado dabar Palestinos palaikymo grupė, nes čia jaunimas daugiausiai gali padaryti. Ir kita priežastis, dėl ko jaunimas, tai yra, kad jaunimas dabar visiškai kitaip naudoja medijas. Jie nebevartoja LRT ten nesąmonių rašomų, atsiprašau, bet ten net blogiau negu nesąmonys, bet jie patys renkasi, ką jie žiūri, kokius jie reelsus žiūri, kokius jie paskyras seka ir tos informacijos vis daugiau. O sugrįžtant, kuri yra visiškai prieštaraujanti, tarkim, tam oficialiam naratyvui, kurį pamatysi toj mainstreaminiai spaudoj dažnai. O grįžtant prie Ukrainos, tarkim, tai aš nemanau, kad šitie dvigubi standartai tai pačiai Ukrainai kažko padeda. Tai yra, ta prasme, tu arba turi standartus ir arba turi moralinę poziciją, arba jeigu tu ją pradedi kažkur ten daryti, ją išimtis, tai jinai visiškai subliūkšta. Tai manau, kad reikėtų labai atsargiai su tais dvigubais standartais ir tokiu išskaičiavimo maždaug, kad čia mums nesvarbu, čia svarbu, šitas toli nenuves, ypač tokių šalių mažų šalių kaip Lietuva. O tai, kad Rusija naudojo ten Palestiną arba tarkim, kad Putinas dažnai kalba apie kolonializmą, tai aš galiu pasakyti, tik tai mėgstu šitą temą pasakyti, kad ačiū Dievui, kad Putinas niekad nekalba apie žemę. Ta prasme, kad jis niekad nesako, kad žemė yra apvali. Nes tokiu atveju, bent jau konservatoriai Lietuvoje, bet daug ir kitų, sakytų, kad žemė plokščia, nes Putinas sakė, kad jinai apvali. Mes esame absoliučiai idiotišką lygmenį pasiekę šitų klausimų, nes net ir sugedęs laikrodis 2 kartus per dieną yra teisus. Lygiai taip ir su Rusija. Tai jeigu Rusija kalba apie kolonializmą, pavyzdžiui, arba apie Palestinoje esančią situaciją, tai nedaro automatiškai tų faktų neteisingais, jeigu tai yra faktai, kurie yra įrodyti tarptautinių ekspertų, tarkim, ne, ir organizacijų. Bet tikslas, kam jie tą naudoja, čia jau yra visiškai kitas rytis. Tai negalime mes tų pačių faktų atmesti tik dėl to, kad Putinas juos panaudojo propagandai. Tai jisai lygiai taip pat propagandai gali panaudoti kažką kitą. Lygiai taip kaip, pavyzdžiui, Izraelis, mes esame dabar tolerantiško jaunimo asociacijoje, ne? Lygiai ką Izraelis daro. Izraelis nuolat naudoja pinkwashing strategiją savo karo visokiem nusikaltimam ir savo PR-ui. Tai ar tai padaro jų LGBT visą kovą nevalidžia dėl to, kad Izraelis tą naudoja? Ne. Tai čia lygiai tas pats. Ta prasme, Palestinos klausimas, man atrodo, dabar kodėl jisai suaštrėjo, todėl kad bendrai, man atrodo, visiems teisingumo jausmas žmogui, man atrodo, jis yra pas vienus yra stipresnis, pas kitus mažesnis, bet neteisingumą žmogus labai stipriai jaučia. Ir ypač jaunimas, kurie dar nėra gyvenimo apdaužytais kampais. Ir kodėl dabar? Todėl, kad dabar tiesiog nebeįmanoma užsimerkti. Jeigu tu sąmoningai nesi užsimerkęs, tai tu nebegali nematyti. Jeigu tu ne tik LRT visą kiekvieną dieną skaitai.
Ir čia yra labai gražu, kad tai vyksta, mano manimu, ir tikiuosi, kad vyks vis stipriau ir kad vis daugiau prisijungs žmonių prie šito, ir ypač jaunimo. Aš tik tai dar pasakysiu, kad dabar jau tą pripažįsta net ir tojos ganėtinai savo įkūrimo kontekste problematiškos buvusios institucijos, ne, bet kurios mums labai patiko vakarams iki šiol. Tai Tarptautinis teisingumo teismas aiškiai vardina, ne, kad arba tai yra rasinė diskriminacija arba apartheidas, vienu iš tų atvejų, kad Izraelio okupacija yra neteisėta, nes pagal humanitarinę teisę tai okupacija yra tiesiog toks buvis, bet jau dabar yra neteisėta. Vadinasi, bet koks mūsų valstybių santykis su Izraeliu, kuris remia, palaiko, okupaciją, yra neteisėtas ir turi būti nutraukiamas. Tarptautinio baudžiamojo teismo išduoti arešto orderiai Izraelio vadovams už karo nusikaltimus. Tai ta prasme, tai jaunimas ir žino tokius dalykus. Šiaip tai aš, man atrodo, pirmą kartą gyvenime aš esu mačius, kad tiesioginės transliacija buvo daroma kažkur miestuose, kai teismas skaitė sprendimą dėl laikinų priemonių taikymo Pietų Afrikos Respublikos tarptautiniam ginče su Izraeliu, žodžiu, kad buvo tiesioginė transliacija, kad visi sėdėjo ir žiūrėjo. Ta prasme, kad pagaliau, man atrodo, tiek jaunimas, kiek visi, mes pagaliau supratom, koks skirtumas yra Tarptautinio teisingumo teismo ir Tarptautinio baudžiamojo teismo, ne? Ta prasme, kad mes jau pradedam niuansus žiūrėti. Tai visa šita informacija jau, ta prasme, yra pasiekiama, jeigu tik tu nori, tu visą informaciją ir visus faktus gali gauti. Ir pabaigai pridėsiu vieną trumpą komentarą, kad nėra čia tik jaunimas. Mes nekalbam, Palestinos palaikymas ir Lietuvos spauda, tarkim, protestą, kai organizavom, parašė, kad susirinko ten pernai, kai darėm protestą, susirinko jaunimas ir migrantai Lietuvoje. Tai čia, aišku, bandoma taip sumenkinti, viskas čia suprantama, bet iš tikrųjų Palestinos palaikymas nėra tik tai jaunimo tema, jinai Lietuvoje labiau jaunimo tema dėl skirtingų priežasčių istorinių ir kokių tik tai nori, bet tarkim, pernai važiavau Palestiną LT, tapom Palestinos solidarumo organizacijų tinklo nare Briuselyje ir susitikau su kitais vadovais, tarkim, ten Prancūzijos, Vokietijos, Italijos Palestinos organizacijų vadovais. Tai jų ta prasme, jie visi, tarkim, virš 60 metų ir jie užsiima Palestinos klausimų dešimtmečiais. Šiam kartu tiek. Ačiū, kad buvote kartu. Gilindamiesi į šią sudėtingą temą supratom, kiek daug klausimų lieka neatsakytų. Todėl šiai diskusijai skirsime 2 epizodus. Netrukus pasirodys antroji dalis. Jei klausydami epizodo turėjote klausimų ar pastebėjimų, lauksime jūsų komentarų arba žinučių paštu. Jūsų įžvalgos mums labai svarbios. Taip pat dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei už paramą, kuri leidžia mūsų jaunimui gilintis į sudėtingiausias žmogaus teisių temas ir dalytis jomis su jumis. Iki susitikimo kitame epizode.